Labas rytas, mes Redai su Noju ką tik atsibudom, bet Barbora jau atvežė, tai dabar parodysiu, kad nusipirkom. Šitas maišas yra vaikų kojinėms, kurios čia kabo, šitos 3. Tai šitas maišas su visokiais ten dalykais į kojines, tai šito nerodysiu, nes parodysiu vėliau. O tada, ką mes čia nusipirkom, tai radau va tokių va bulvyčių, pamačiau, kad air fryeryje labai gerai čia kepti, tai paėmiau, nežinau, čia jau yra bulvytės tokiuose kažkokiuose, žodžiu, garbanotus bulvytės ir jau čia yra su prieskoniais. Tada paėmiau oho čipsų, nes man čia kažkoks turbūt breakdownas, nežinau, tai paėmiau su krapais, paėmiau su grietinė ir svogūnais ir paėmiau su, šito man atrodo nesu ragavus, su grybais. Tada čia yra akvidas mineralinio 4, švelniai gazuoto akvidas mineralinio 4 buteliai. Nu, čia mūsų mėgstamiausias mineralinis. Mano balsas dar truputį kažkoks toks, kaip girta kalbu, nes ką tik atsikėliau. Tada Barbora atvežė dovanų. O, čia kažkoks recepčiukas. O dovanų Barbora atvežė avižinių dribsnių. Žiauriai gerai. Greitai paruošiami, tai čia man kaip ir nėra labai svarbu, ar jie čia greitai paruošiami ar ne. Man gal labiau patinka netgi, kai jie yra tie tokie, nu žinot, greitai paruošiami, tai jie reiškia labai smulkinti yra. Nu, bet paragausim. Tada, aišku, kaip visada pomidorų tyrė, nes mes jos labai daug naudojame įvairiam patikalam. Svogūnai. Iškrito iš maišo bulves, žodžiu. Nežinau, kur čia jas man dabar reikės dėti. Bulvių tada. 4 pakiai varškės. Paėmiau 2 kg šonkauliukų. Čia jų yra iškart su barbecue padažu, bet kažkaip čia daug atvežė. Daug atrodo, galvojau, kad bus 2 šitie, bet čia, žodžiu, ėmiau 2 kg, tai jie čia panašiai stengiasi primatuoti, tai gavosi 3 pakuotės. Tada paėmiau maltos jautienos, paėmiau tada vištienos filė. O, dar dovanų gavau. Nu, man patinka, kai Barbora kalėdiniu laikotarpiu dovanoja daug visokių dalykų. O kažkuriais metais, tai prisimenu, iš vis dariau Barboros užsakymą, čia buvo prieš pat kalėdas. Gal netgi rodžiau per vlogą kokį. Ir atvežė ne vieną užsakymą, o kokius 2-3. Žodžiu, jeigu pirkau, pavyzdžiui, pomidorų tyrę, tai atvežė 2 arba 3 tyrės. Jeigu pirkau aktimelį, tai atvežė 2 arba 3 pakuotės aktimelio. Tai aš iki šiol dar nežinau, ar čia jų kažkokia klaida buvo, ar tiesiog čia jie kažkokią gerumo akciją mums vargšams padarė. Makaronų ėmiau, dar makaronų, tada va šitie traškios vištienos prieskoniai. Jų yra gera sudėtis, nėra jokių nesąmonių viduj, jie tokie truputį aštroki yra. Tada ėmiau dar bulvių prieskonių, vištienos prieskonių, ryžių. Ir man atrodo, kad viskas reikia pasižiūrėti, ar dar kažkas yra. Nu, šitos bulvės. Viskas. Tai visa kita, ką ėmiau, yra į kojines dėti, tai aš paskui parodysiu, dabar reikia susidėti mūsų tos maistus. Ir ryt kažką valgyti pasidaryti kartu su Nujuko, ne? Tu nori valgyti, Nujukai? Nori valgyti? Ką? Makaronus? Bet dabar dar rytas yra, ne makaronus valgysim. Iš pradžių galvojau šiais metais visai nedarytų kalėdinių kojinių, bet paskui pagalvojau, o kodėl ne. Tai žodžiu vakare vėlai, jau prieš einant miegoti, nuėjau Barborą ir prisirinkau visokių skanėstų, šiaip truputį tokių niekučių ir šiandien atvažiavo, kaip matėt, anksčiau. Tai žodžiu, pirkau Lunai Tajui ir Nojui, Nojus už manęs ten kažką krapštosi spintelį, bet jisai vis tiek nesupras, ką aš čia darau, tai aš jums dabar viską ir parodysiu. Nebus čia kažkokios tvarkos pagal vaikus, nes tiesiog čia viskas į maišą yra sumesta, tai Nojui neėmiau jokių saldumynų, ten tų visokių su cukrum, šokoladų ir panašiai, nes mes dar neduodam jam, nes jam dar tik 1,5 metų. Tai paėmiau šiam tyreliu. Čia nėra kažkokios kūdikių tyrelės specialios, bet tiesiog su braškėm ir obuoliais, ko gero. Jo. Tada yra dar viena su tiesiog obuolių tyrelė ir yra dar viena, čia yra
su persikais ir obuoliais, man atrodo. Tada, kalbant apie Nojų, jam dar tokie guminukai be cukraus. Juos pamačiau, šiaip galvojau imti gal visiems vaikams, bet aš manau, kad jie nelabai patiks kitiems vaikams, nes, nu jau žinot, jau tie vyresni, jau jie supranta, kur ten cukrus, kur ne cukrus. Ir dar vienus paėmiau, šitie yra iš juodųjų serbentų ir su vitaminu C. Tada dar Nojui paėmiau tokį žaislą, aš jo dabar neišpakuosiu, aš galvojau, kad jisai bus mažesnis. Aš vėlgi žiūrėjau tos centimetrus, mačiau, kas ten parašyta, bet kažkaip vis tiek nesuvedžiau, kad jisai bus toks didelis. Tai aš nežinau, ar jisai man tilps į kojinę, reikės gal labai suspausti, bet jisai yra tas žaislas, kur vienu žodžiu galima minkyti jį, jisai tas squishy kažkoks vadinasi. Tai čia yra, kas čia toks yra? Čia ryklys ar kas čia? Nežinau, kažkoks žodžių gyvūniukas. Dar taip pat Nojui paėmiau džiovintų vaisių asorti, čia yra bananai praškės. Ir tada dar šitie džiovintų vaisių juostelės, tokios susuktos. Tai šitie Nojui patinka, jis juos valgo. Tai va, tai man atrodo, kad Nojui kaip ir viskas. Juostelių dar vienas kažkur turi mėtytis, bet dabar jau neatrasiu, tai pereikim prie kitų dviejų vaikų. Lunai ir Tajui ėmiau viską po du, nu ta prasme, viską tą patį. Kad nebūtų ten jokių nesąmonių, tai ėmiau vienam draže, tai paėmiau kitam, ėmiau skitulsų, paėmiau ir kitam skitulsų, tada ėmiau tas juosteles iš vaikystės, žinot, nu čia tokie mūsų vaikystės saldainiai draže ir va tos juostelės vaivorykštinės. Tada, kas čia dar vienas tas draže, tada ėmiau šitus va saldainiukus. Irgi du. Tada dar ėmiau tokius va, kažkokius čia kramtomus irgi. Čia dar Nojaus vienas yra džiovintų vaisių. Tada ėmiau obuolių sulčius. Čia toks random labai dalykas, bet jie labai mėgsta obuolių sultis, tai aš jam po vieną tokį nupirkau, įdėsim į kojinę, kad tarp visų saldainių galėtų užsigert. Tada ėmiau dar tutti frutti va tokių va. Čia toks irgi man labai vaikystę primena. Šitie saldainiai. Tada ėmiau mini čiupa-čiupsų. Tai šitą pakuotę aš tiesiog išplėšiu ir padalinsiu jiem, jeigu gausis. Nežinau, kiek čia jų yra tiksliai. 20. Tai abiem po 10. Tada čia yra irgi tos juostelės. Ir tada pereikim prie to, kas yra nesalduminiai. Tai čia yra Play-Doh plastilinas. Tai paėmiau abiem po vieną. Čia tokie mini rinkinukai po 4 spalvas. Tada paėmiau slaimus, tai va, žalias Tajui, o rožinis Lunai. Tada Lunai paėmiau dar tokį blizgantį slaimą. Čia kažkoks, vienu žodžiu, blizgučių yra viduj. O Tajui paėmiau slaimą su dinozauru, nes jisai toks dinozaurų fanas yra, ten viduj yra dinozauras. Ir čia realiai tiem visiems slaimam ir tiem mini žaisliukam yra buvo nuolaida, man atrodo, žaislam 40%, tai viską aš nuolaidą pirkau. Ir paskutinis dalykas vonios bombos, tai Tajui va tokia žalia su oranžiniu, o Lunai rožinė su rožinė. Va ir viskas, tai čia va visokie tokie dalykiukai, čia yra Nojaus visokie dalykai ant palangės sudėjau, tai nežinau kaip čia man į kojinę susidės. Ir ar užsipildys visa vieta, o Nojui ar tilps, nes šitą kažkaip reikės įkišti. Net nežinau, kas čia per gyvūnas yra toks kažkoks keistas. Žuvytė kažkokia. Čia man atrodo žuvis jo. Žodžiu dabar taip, pasišildžiau ką tik kavą, nes čia kaip visada, čia mano gyvenimo tradicija yra, Rolandas padaro kavos, nes Rolandas šiandien nedirba, padarė kavos. Ir aš, aišku, užsisėdėjau prie kompo ir pamiršau. Nu, bet ne apie tai norėjau pakalbėti. Pakalbėti norėjau apie tai, kad vakar neįkėliau vlogo. Turėjo būti 13 vlogmas diena. Šiandien yra turbūt 14. Vakar neįkėliau vlogo, nes tiesiog vakar buvau žiauriai susinervinus. Vaikai sunervino, darbas sunervino, kad nesigauna ten kai kurie dalykai su klientų tinklapio. Iš vis aš nieko nebenorėjau vakar. Ir šiandien dar iki šiol nieko nebenoriu. Ir nusprendžiau, kad kažkurį tai laiką, tuo tarpušvenčio laikotarpiu, tarp kalėdų ir naujų metų, aš tiesiog nedirbsiu ir man vienodai. Nežinau, pasakysiu klientam, kad davai pailsim, nes niekas ten tikrai nenumirs, jeigu nebus įkeltas ten vienas postukas ar vienas storiukas. Kalbant apie postukus ir storiukus, tai man dabar reikia
kelt klientam, nes parašiau ką tik, kad tik kelsiu ir aišku, pamiršau. Esu nervuota, riebaluota, galvos jau nežinau, kiek laiko neploviau, šiandien reikia išsiplauti, bet dabar laukiu, kol kurjeris atvažiuos siuntą. Ir tada galėsiu eiti galvą plauti. Rolandas išvažiavo su Nojum pas gydytoją, Nojus turėtų gauti skiepą, bet galbūt ir negaus, nes jo to sloga niekaip nepraeina. Čia mes visi truputį buvom apsirgę, sloga, ten kosulys ir panašiai. Visi kaip ir išgijom, Rolandas dar truputį kosėje, bet Nojus, kaip ir jam buvo pasibaigus ta sloga ir vėl prasidėjo. Nu, žodžiu, aš šneku, bet man reikia įkelti postuką. Man paskutiniam dienom atrodo, kad niekas nesiseka. Karočią. Vakar prisimenu, kad filmavau pirmoji dienos pusėje, ten truputį kažką rodžiau, žodžiu, ir vakare dar galvojau, nu čia reikia įkelti video, reikia čia kažką, nes ten esu nufilmavus gal kokias 2 minutės to kontento, reikia dar kažką gal pakalbėti, pafilmuoti, bet bandžiau kalbėti, liežuvis pinasi, jau atrodo verkt noris, nes vaikai rėkauja iš visų pusių. Rolandas, kai jisai dirba, parveža vaikus ten apie kokią 4:30 namo, jisai pavalgo ir tada išvažiuoja toliau darbą, nes jisai, kai dirba, tom dienomis dirba nuo 10 iki 9. Tai, nu, jis dirba nuo 10 iki 9 ir tada turi daug laisvų dienų. Tai žodžiu, ten taip, kai jau jisai dirba, taip sunkiai gaunasi, nes jisai pietų nevalgo, kol neparveža vaikų namo, tada parveža vaikus namo, valgo pietus. Bet žodžiu, tai aš jau buvau pamiršus, ką reiškia būti vienai namie su vaikais visą dieną. Aišku, jie dabar eina į darželį, bet čia tik laiko klausimas, kada jie vėl susirgs ir vėl mes sėdėsim 4 namie su visais 3 vaikais. Aš ir džiaugiuosi, kad Rolandas eina į darbą, bet tuo pačiu, aišku, yra ir sunkiau, nes aš vis tiek nėra taip, kad tiesiog būnu su Nojum. Arba ten, kad ir su 3 vaikais. Nes jeigu tik tai, jeigu man nereikėtų kvaršint galvos dėl darbo, jeigu man nereikėtų galvot, kažkokių ten idėjų, jeigu man kiekvieną dieną nerašinėtų klientai po 50 žinučių, gal taip, gal anaip, gal čia padarom, kada bus tas, kada bus anas ir panašiai. Nu, kiekvienas yra pats savo svarbiausias ir aš tai puikiai suprantu su klientais, jiem jų verslai yra jų kūdikiai ir jie nori žmogaus, kuris būtų tiek įsiinvestavęs į jų verslą, kiek ir jie patys, kas yra nerealu, bet aš stengiuosi visada, kai aš dirbu su kažkokiu projektu, aš stengiuosi jau dirbti pilna koja, taip kad aš atiduodu visą save. Ir taip būna, kad dirbu ten su kažkokiu projektu ir tada galvoju apie kažkokias idėjas ir vidurį nakties atsikėlus galvoju, pamatau kažkokią reklamą ar dar kažką ir tada galvoju, va, čia būtų gerai tai pritaikyti tam prekės ženklui ar tam ar anam. Tai žodžiu, mano ta galva pastoviai suka. Tai aš jau vien nuo to galvojimo ir nuo to minčių sukimosi galvoje aš pavargstu, o dar tie vaikai, o dar kai jie rėkauja. Nu, mamos, suprantat, kai vaikai yra ramus, viskas ok, galima būtų nors ir 20 vaikų turėti. Bet kai jie pradeda visi vienu metu rėkti, tai ta prasme, man net dabar galvojant apie tai verkt noris, nes aš nežinau, aš turiu tą tokį trigerį dideliems garsams. Jeigu kažkas kažką garsiai duris uždaro, jeigu kažkas kažkur nukrenta, man yra, nežinau, iš vaikystės čia turbūt kažkoks potrauminis dalykas, tie dideli garsai mane labai trigerina ir man iškart atsiranda tas savigynos mechanizmas, kai kažkas labai garsiai atsitinka, aš tada pradedu rėkti. Ta prasme, aš labai susinervinu, man iš karto, aš jaučiu, kad man reikia į terapiją, žodžiu. Man reikia pasidovanot kalėdų dovaną ir užsirašyti terapiją. Nu, bet žodžiu, šitus tikslus pasilikim gal naujiem metam, nes reikia kažkaip dar išgyventi tą gruodžio mėnesį ir labiausiai dabar man galva kvaršina tas dalykas, kad man neišeina kai kurie dalykai su klientų tinklapiu. Ten yra tinklapis mokymų ir elektroninė parduotuvė. Su elektroninė parduotuvė viskas ok, ne pirmą kartą darau ir ten viskas easy peasy, bet tie mokymų dalykai, nes aš nenorėjau dėkti mokymų platformos, nes tie mokymai yra tokios labiau kaip pamokos, ten po valandą su puse, vienas ilgas video. Tai aš norėjau padaryti paprastesnį variantą, paprastesnį ir klientui ten paskui naviguoti ir panašiai. Norėjau padaryti paprastesnį variantą, bet kažkas tenai nesigauna. Žodžiu, reikia dabar spręsti ir aš galvoju apie tai, naktį galvoju, ryte atsikėlus galvoju, kai naktį maitinu Nojų galvoju, kai
keičiu pampersą, galvoju, kai darau valgyt, galvoju. Ir tiesiog aš jau pavargau nuo to galvojimo. Aš labiausiai pavargstu nuo savo pačios minčių. Tai va šitas dalykas. Tai žodžiu, baigsiu gerti kavą, įkelsiu tą postą pagaliau, kurio taip ir neįkėliau, nes su jumis šnekėjau. Įkelsiu tos storius. Tada pabaigsiu gerti kavą, paskrolinsiu truputį ir eisiu toliau dirbti. Kas sekat mane iš anksčiau, žinot, kad barbekių šonkauliukai turi ypatingą vietą mano gyvenime ir širdį. Ir aš juos darau su naminiu padažu, tai sumaišau pomidorų padažą, sojos padažą, truputį garstyčių, medaus, žodžiu, darau naminę. Aišku, tai nėra tas klasikinis barbekių padažas, nes barbekių padažas turi tą tokį dūmų poskonį, bet man taip yra žymiai skaniau. Čia ne per seniausiai bandžiau tiesiog su pirktiniu barbekių padažu, tai man kažkaip ne. Man trūksta drėgmės, trūksta, per daug yra to tokio poskonio kažkokio, žodžiu. Bet šiandien pabandysim kitą variantą. Tai nusipirkau iš Barboros šonkauliukų su barbekių marinatu, susipjaustysim, dėsim į stiklinį indą, nes neprisimenu, ar jau esu apie tai kalbėjus, ko gero ne, ko gero šito savo gedulo neperteikiu jokiam vlogė. Mūsų daugiafunkcinis puodas sulūžo ir jisai jau yra išmestas ir mes jo nebeturim. Vietoj jo mes nusipirkom karšto oro gruzdintuvę, bet ne tas, žinokit, ne tas. Nu, ta prasme, šonkauliukų gruzdintuvį aš nekepu, aišku, bet kitiem dalykam tą truputį naudoju, bet aš labai pasilgau to daugiafunkcinio puodo, nes kad ir kaip bandžiau daryti šonkauliukus orkaitį, daugiafunkciniam puode 1000 kartų skaniau, jie gaunasi sultingesni, minkštesni ir visa kita, nes orkaitį net ir tam stikliniam inde, nu vis tiek truputį jie pradžiūna. Tai žodžiu, darysiu stikliniam inde, susipjaustysiu ne po vieną, gal po truputį daugiau, dėsiu į stiklinį indą ir į orkaitę 180 laipsnių 3 valandom. Nedarysiu mažos temperatūros, bet darysiu 183 valandom, bet čia žinokit, yra toks kaip ir eksperimentavimo ir patirties reikalas. Tiesiog turit susidraugauti su savo orkaitę ir eksperimentuoti. Tai mažiau laiko, tai daugiau laiko, tai aukštesnė temperatūra, tai mažesnė, kol pamatot, kuri ta temperatūra, koks tas temperatūros ir laiko santykis jūsų orkaitė yra geriausias. Nes, blema, kiekviena orkaitė skirtinga ir netgi ir dabar žiūriu, vat čia orkaitė šitam bute ir orkaitė Vilniui, nu, visiškai skiriasi, atrodo ta pati temperatūra, tie patys nustatymai, bet, nu, gaunasi kitaip. Tai žodžiu, einu šonkauliukus daryti. Nu, žinokit, vis dėlto dar ant viršaus uždėjau to savo padažo naminio, tai čia apie šiek tiek daugiau negu pusę stiklinio pomidorų padažo, tada kokie 5-6 šaukštai sojos padažo, tada truputį agavų sirupo dėjau, apie šaukštelį, kaip jinai vadinasi, apie šaukštelį garstyčių, sumaišiau ir užpyliau ir truputį praskalavau dar stiklainį, ten nežinau, su kokiu gal trečdaliu vandens ir supyliau čia viską. Tai ir kepu tokiam vat stikliniam inde, jį pirkau, čia dabar jis toks purvinas atrodo nuo tų šonkauliukų, pirkau jį Pepko, čia jis yra su dangčiu, tai uždėsim dangtį irgi ant viršaus. Pirkau jį Pepko ir naudojau jau nežinau kiek kartų, tai viskas su juo labai gerai, o mokėjau ten kelis eurus tik tai. Tai labai apsimoka, nes kokiai maksimai žymiai brangiau kainuoja jie. Tai va, tai dabar uždengiu ir dedu kokiom 3 valandom ant 180 laipsnių. Nu, merginos, kadangi jau nervinis breakdownas, tai galvojau, reikia plaukus nusidažyti. Čia pirkau, kažkuriam vlogę rodžiau, kad pirkau šitos dažus, bet aš jau kokią savaitę turbūt juos turiu. Ir taip ir nepanaudojau, nes kažkaip nebuvo ūpo. Kadangi dabar filmuoju su telefonu, kamera išsikrovė, tai nežinau, kur žiūrėti. Ar į tą žadą tašką, kuris turėtų lyg ir būti kamerą, ar žiūrėti save, tai žiūrėsiu į save, sorry. Šita maikė beje nėra purvina, jinai yra mano plaukų dažymo maikė, tai čia yra nubalinta tiesiog su dažais. Nežinau, ko čia man gausis, bet pati su plaukus dažau, kerpu, balinu, jau nežinau kiek laiko, tai turėtų kaip ir viskas būti ok, nes čia, ką esu nusišviesinus, aišku, mano dabar galva žiauriai riebaluota, ką esu nusišviesinus, tai esu nusišviesinus pati ir kadangi darau tai namie, su naminiais tais visais dažais, namų naudojimui skirtais, ta prasme, tai nenoriu vienu kartu labai ilgai palikti tų dažų ant savo galvos, tai dėl to darau tai po truputį, tai čia dabar po kokių 2 kartų ir šiaip, kadangi prieš tai dažiau plaukus tamsiai rudai,
tai kol tą spalvą išima, užtrunka laiko. Tai paskutinį kartą jau šviesinaus plaukus, nebeprisimenu kada, turbūt koks mėnuo, tai tikrai bus praėjęs. Tai man atrodo, kad jau tie plaukai pailsėja, aišku, dabar tai atrodo tragiškai. Jeigu mano šitą vlogą žiūri vaikai kokie nors, nebūtinai mano vaikai, apskritai vaikai, tai žinokit, kad geriau nekartosiu šito dalyko namie. Jeigu labai norit nusidažyti plaukus, tai pakalbėkit su mama, gal nuvesi į kirpyklą. Aš jau tai darau ne pirmą kartą ir tik tai pirmą kartą, kai badinau plaukus namie, paskui gilėjaus, nes nežinau tokio dalyko, kad negalima pradžiai badinti šaknų, reikia pradėti nuo ilgio ir tada tik šaknis, nes šaknis labai greit nubala, tai buvau ten kaip viščiukas atrodžiau. O šiaip tai nė karto kaip ir nesigailėjau to dažymų namie, tai man atrodo, Jėzu, kokia mano ta galva ribaluota, tai man atrodo, kad viskas bus gerai, tik aš neturiu folijos namie, tai kažkaip reikės apsieit be jos. Nu ką, išsiplovau galvą ir pasirodo, užsidėjau dar vieną plaukų dažymo maikę, tik šita yra nenubalinta, o su tamsesniais dažais nudažyta. Žodžiu, pas mane visos naminės maikės yra plaukų dažymo maikės. Tai ką, nusišviesinau truputį aš tos plaukus, tai dabar tokia truputį kaip auksinė, kaip geltona, bet nelabai kas matosi, nes nesu plaukų susitvarkius. Tai jau kai ten pasidarysiu, susitvarkysiu, tai, nu, ta prasme, ten susigarbanosiu, išsitiesinsiu ar kažką, tai tada geriau matysis. Arba bent jau, jeigu būčiau garbanota, matytus geriau. Bet dabar, kadangi tiesiog išsidžiovinau su džiovintuvu, tai tie plaukai tiesiog pasipūtė ir viskas. Tai va. Ir ką aš dabar darau? Tai šonkauliukai vis dar kepa, jam dar liko apie 50 minučių, padariau per tą laiką bulvių košę ir pradėjau pakuoti dovanas, nes išsisukinėjau nuo darbo ir jo, tai einam parodysiu. Supakavau dovaną seneliui ir kadangi jis tikrai nežiūri mano vlogų, tai nes jis net neturi interneto, tai čia vat yra jo dovana, čia yra kava. Čia yra rankšluosčiai, surišau va taip rankšluosčius, išėmiau už tos pakuotės, nes kažkaip ta pakuotė mane labai, ir surišau va taip va, susukau į tokius cilindrus ir surišau su kaspiniuku. Ir pasirodo, šitie kaspinai yra ne medžiaginiai, o jie yra tokie kaip iš vielos. Jie tokie kaip iš vielos, va taip va palenki ir stovi. Tai iš vienos dalies, iš dalies gerai, iš dalies blogai. Nes gerai, nes va taip atstovi gražiai kaspinas, čia gali jį belia kaip gražiai padaryti. O blogas dalykas, kad sunkiau rišti. Tai žodžiu. Va, tai čia yra kava, tada yra rankšluosčiai ir dar užsakiau seneliui iš interneto medaus. Galiu pasakyti, kad atrodo nerealiai, man atrodo bus labai skanu, truputį paskrudę, bet čia labiau kaulas toks apdegęs, bet, nu, žodžiu, einu dėtis valgyti, nes dabar yra 4:30, o aš dar nevalgiu. Neatrodo kažkaip labai spūdingai, bet žinokit, kaip kvepia, va Jėzau. Supakavau likusias dovanas, pavalgiau, šonkauliukai buvo nerealūs. Visą laiką dabar taip darysiu, taip kaip šiandien dariau. Tik aišku, jie dar buvo ir marinuoti. Tai gali būti, kad ir tas marinatas, tikrai tas marinatas bus prisidėjęs prie minkštumo. Tai tikiuosi ir kitą kartą rasti tų barbecue marinato šonkauliukų. Ten buvo iš Well Done, Barboroj pirkau, Maximo irgi turėtų būti. Žodžiu, dabar atsisėdau egzaminą laikyti, tai dabar jau esu prie kompiuterio, egzaminas bus už lygiai 10 minučių, 6 valandą, truks 40 minučių, čia jau paskutinis egzaminas mano šito pusmečio, tai tikiuosi išlaikyti. Šitą manau, kad išlaikysiu, šitą tikrai išlaikysiu, nes čia yra marketingo komunikacijos, tai realiai tai, ką aš darau, tai kuo aš gyvenu jau nežinau 4 metus,
bet dar nežinau kitų egzaminų rezultatų, tai laikau špygas, kad viskas būtų gerai. Ir tada galėsim pereiti prie antro pusmečio.